Atėjau pusryčiauti čia į tokią pavėsinę, užuovėją, nežinau kaip ją pavadinti. Tai vat išsivirsiu dabar makaronus su mūsų senuoju geruoju spamu, kurį valgydavom gausiai Amerikoje ir labai apsidžiaugiau, kai pamačiau, kad ir čia jo yra. Iš tikrųjų jis nėra gal baisiai skanus, bet iš esmės yra valgomas, yra labai kaloringas ir tokiam kaip aš turbūt visai tinkantis. Viskas, palieku kempingą už savęs eilinį kartą ir važiuojam kelto link 20 km prieš stiprų vėją. Spėkit, kiek laiko užtruksiu. Aš spėju, kad bent porą valandų. Ir dar su intensyviu eismu kelyje. Pasirodo, Google'as kažką vėl nugrybavo. Vietoj tų 22 atsirado 25. Vėjas milžiniškas. Prie tokio vėjo aš nežinau, ar aš iki vakaro nuvažiuosiu tuos 25. Vos velkuosi. Kosmosas. Pamačiau šalikelėje einantį kažkokį keliuką. Neįsivaizduoju, kur jis eina. Žemėlapį nepažymėtas, bet rodas eina palei kelią. Tai paėmiau ir nusukau į jį. Nusibodo kovot man su to vėju. Nusibodo tos lakstančios mašinas pro šoną. Sakiau, velnio, važiuoju kažkur tai. Laimė nesitęsė dėja. Atgal kovoti su vėjais. Alio, 1.5. Vėjau, sveikink mane, į nugarą pūs. Grubiai tariant 11-12 km. Galės būti ir mažiau. Bet nieko, kapliuoju. Nežinau, ar matote, bet aš esu kiaurai šlapęs, nes negana stipraus vėjo, negana visų įkalnių, tai dar ir santykinė oro drėgmė turbūt yra arti 100. Visiškai, tiesiog upeliai svarbu. Ir tikrai nėra taip sunku, kad taip parviečiau, netgi šiaip oda taip pašiurpusi. Tai va, tai... Ja, nu tokia pagerinta dienelė, bet viskas jau apie 3 kilometriukai ir būsiu prie kelto. Galvoju, keletą dar panagrinėsiu viešbučius. Ten lyg tai mačiau kitam krante, ne per toliausiai kažkoks buvo vienas už prieinamą kainą. Iš tikrųjų, tai labai norėčiau pasidaryti vis dėlto vieną pertraukėlę vienos dienos. Tai pažiūrėsiu, jeigu įkandama kaina, gal susiviliosiu. O gal ir ne, nežinau, pažiūrėsiu. Tai va, reikia pabaigti tuos 3 kilometriukus.
pasiekiau keltą, 2 valandas užtrukau vis dėlto, ne ilgiau. Bet neturiu bilietų ir nebegalima internetu įsigyti, tai dabar bandysiu kažkaip čia vietoje jos gauti. Nu, visai pasisekė, kad negavau internetu, nes pasirodo yra vienas anksčiau išplaukiantis, į kurį gali nusipirkti tik tai vietoj. Tai va, tai išplauksiu valandą anksčiau, nereikės laukti. Jau esame kelte, mažiukas palyginus su visais prieš tai buvusiais. Bet, nieko keisto, nes iš esmės ir kelsimės labai trumpai. Čia šitas kelimasis, man atrodo, iki pusvalandžio turbūt. Nes tik tai per kanalą perplaukiam ir viso, ir viskas, ir salos bus paliktas. Ir tada jau grįšime į tą žemyninę, ar kaip pavadinti, Britanijos dalį, tą pagrindinėje dalį. Tai vat, tai su salom tiek. Ten Sky. Atvykom į Malaik kažkokį tai miestelį. Kol buvau šitam kelte, užsisakiau viešbutuką, pavyko rasti vieną žiauriai pigiai, šitais standartai žiauriai pigiai. Kainavo ten šiek tiek virš 100 euriukų. Dieve, kaip čia viskas. Gerai, po to papasakosiu. Šiaip aš nesu tikras, kad man tikrai čia reikia, nes čia Google sugalvoja, kad pro čia reikia važiuoti. Gal aš galiu išlysti ten, kur pagrindinis kelias. Čia kažkokia pieva. Čia Google atsisilas yra. Pasiuntė mane per kažkokius aukščiausius kalnus, kai eina normalus kelias apačioje. Gerai, kad viso nepakilau, nes būčiau labai susinervinęs. Ir jisai pakyla ir nusileidžia atgal. Zaibys. Anyway, važiuoju, tuoj viską papasakosiu. Žodžiu, važiuojam į tą Morarą už 3 mylių. Tai kiek čia, 5 kilometrai, grubiai tariant. Ir tenai yra viešbutis, kurį pasiėmiau. Kaip matot, vėjas nesumažėjo, persikėlus į šitą krantą, jeigu nepadidėjo. Tai tie 5 kilometrai prailgs. Na ir aišku, atvažiavau per anksti 1,5 ir nepriėmė. Sakė, gaila, aš nesuprantu, negi gaila yra įleisti anksčiau. Užkausiu. Aš jau savo kambarėlyje, toks miniatiūrinis palyginus bent jau su tais, kur buvau. Tai čia turbūt pats mažiausias, pats brangiausias. Bet bent jau gražus vaizdas pro langą, turiu sutikti, kad vaizdas pro langą gražus. Nors niekada neteko gyventi barake, bet įsivaizduočiau, kad panašaus dydžio kambariukas. Ai, ne, bendriau tengi būna dviviečiai. Bet kuriuo atveju nėra didelis. Tai bet vienai nakčiai užteks, atsipalaiduosiu šiek tiek, pailsėsiu nuo to vėl, pailsėsiu nuo Škotijos, nes iš tikrųjų tai nuo ko labiausiai noriu pailsėti, tai yra nuo Škotijos. Gerai, kad kelionė eina į pabaigą, man atrodo.